Įtariamieji yra nekalti, kol teismas neįrodė jų kaltės. Į Lietuvos sieną daugiau kaip 1500 kilometrų vingiuoja per pelkes, miškus ir brūzgynus. Nelegalai, cigaretės, narkotinės medžiagos. Per metus pasieniečiai sulaiko kontrabandinių prekių už 30 milijonų eurų. Pasienio sargyba. Realybės drama iš Lietuvos pasienio. Laida kuriama bendradarbiaujant su Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Šiandien pasienio sargyboje matysite. Iš miško prieš pat patruliuojančius pasieniečius iššokęs visureigis padidina greitį ir net nemano stoti. Kodėl šio automobilio vairuotojas nusprendė sprukti? 3 Šalčininkų rajono gyventojai tikėjosi būti nepatikrinti, tačiau apdumti pasieniečiams akių nepavyko. Ko nors nuleisti nuo mašinų? Kaip? Ne? Turit nieko? O padangoti? Gerai pasieniečiams žinomas asmuo vėl pareigūno akiratį. Ką šįkart iškrėtė už kontrabandą nekartą teistas pilietis. O aš viešas žmogus. Viešas žmogus? Ja. Viešas žmogus jūs, ar ne? Filmuok. Nefilmuok, kaip išė. Kodėl šis Baltarusijos gyventojas nebuvo įleistas į mūsų šalį? Vilniaus rinktinė. Padvarinių užkarda 15 valanda. Patruliuodami netoli Turgelių kaimo, pasieniečiai staiga pamato iš miško dideliu greičiu išvažiuojantį visureigį. Tokias mašinas dažnai naudoja kontrabandininkai. Pasieniečiai jungia sireną ir švyturėlius, tačiau visureigis nestoja, o tik padidina greitį. Nestoja džipas, kurį pranešinėjom, važiuoja link Iškių. Užkarti žiūkai. Pratomės netoli. Meskite ežiai, jeigu turit. Valstybinį numerį, sakyk. Koks numeris? CPV 823. Citrina CPV 823. Nestoja. 853. 853. Taip vadinamo ežio neprireikia. Visureigio vairuotojas sustoja pats. Neduokit gampą. Ko nestoji? Teisų. Tai ko tu nestoji? Teisų. Vien dėl to, kad be teisų? Tai kam taip, tu žinai, kad tu dabar uždirbai? Ką žinau? Kur kiti, kas su tavim važiuoja? O, visą grupę. Galiu liepą. Negali. Ką turi pas tave? Nieko. Kas čia? Užgesyk mašiną. Penki raktelis, sės čia. Sėdėk, kad nejudėk. Vairuotojas pareigūnams aiškina nestojęs todėl, kad neturėjo vairuotojo pažymėjimo. Ar šis pilietis blaivus, išsiaiškins pasieniečių iškviesti policijos patruliai. Automobilyje važiavo dar 3 vyrai, nuo kurių sklinda alkoholio kvapas. Iš kur esat? Stok prie mašinos. Stok prie mašinos, negalima vaikščioti. Iš kur esat visi? Kas iš kišenės, aš stoju normaliai, būk malonus. Nieko neturim vyrai. Tai kur važiavot? Dar brakonieriaujat? Nebaikit, kaip su vaiku. Tai va, džipą tik tai nusipirkau. Nusipirkau, norėjote išbandyti. Visi dokumentus turi, kas turi dokumentus, kas neturi. Aš tai neturiu. Neturi dokumentų.
Iš Vilniaus esat? Nuvažiuoti taigi netoli gyvenam, turim įsidakūnį. Jo. Visi dakūnai tai yra. Iš kur? O irgi, kaip Naujadvaris ir Kivonys, kitas kaimas. Aha. Nu, iš ką tu čia visi Tai sugalvojo tai pabėgiota, ne? Nu tai va, turbūt vairuotojas biški su... Tai biškai vairuotojas pridirbo. Nu tai Bėdu. atleiskit gal vyrai. Kaip įmanoma atleisti? Nu tai... Mes turėjom rizikuoti savo sveikatą. Ne, nu, suprantu viskas. Silpnai suprantat. Tai jūs neraginot sustot vairuotoją? Ne, nu žinot, gal biškai irgi surizikavo, bet teisių gal... O tai kodėl jam nepasakėt, kad jisai sustotų? Sakėm, bet... Bet gausi taip, kad nestoja, ne? Nu, gal taip. Nesupratau. Gerai žmonės būnat prie mašinos, niekur nesilakstot. Eik. Tavo dokumentą turi kokį savo susakymą? Turiu. Iš kur esi? Turgelio kaimas. Iš Turgelio? Žiūrėk, čia kišenė. Kur? Čia štai kupinai. Nėra nieko. Pinigai tik tai. Nėra, gerai, nebūtų. Galiu paskambinti, atveš pas. Nereikia. Tačiau kodėl kompanija sugalvojo pasivažinėti bekelę, miškais ir pievomis? Nors čia pasienio ruožas. Norėjome išbandyti visureigį. Teisinasi vairuotojo pažymėjimo neturintis Marijampolietis ir dievagojosi alkoholio į burną šiandien neėmęs. Išgėręs? Negeri? Sugalvoju taip pabėgioti, ne? Tu supranti, kad be teisų viena bauda, o dėl to, kad tu nestoji, kita bauda. Nu 1000 eurų. Nu. Kiek tuomet yra? Mano. Jūsų? Taip. Norėjau su džipu pažinėti. Norėjau su džipu. Pramogų tokių važinėjau. Rizikingų. Nu tai ladno. Visi dokumentai tvarkingi ant mašinos, ne? Jo, ten mamos mašina, o mašina, kas su mašinai galima, kad mama atvažiuotų. Tu spręsim padaryti. Labai gražiai gausi. Nepaimsim mašinos. Gal nepaimsim. Be vairuotojos spėjo, ne? Ir niekada neturėjęs. Neturėjęs. Supratau. Tai gerai, vis tiek lauksim dar policijos. Važiuos policija. Surašys tau. Štai, kad tu važinėjai be vairuotojo pažymėjimo. Taip, neturi tam teisės. O mes jau tada dėl nestojimo kalbėsim. Atvykę policijos pareigūnai patikrina vairuotojo blaivumą. Puskit, dėkui. Vairuotojas blaivus, tačiau jam grėsia 1000 eurų bauda už tai, kad bėgo nuo pareigūnų. Tuo metu iš pažiūros gerokai įkaušę vairuotojo bendrakeleiviai bus nubausti už tai, kad pasienyje, kaip to reikalauja įstatymas, nei vienas neturi asmens dokumento. Mano veidą, jeigu pamatys. Ten praeis. Ten geriau. Visą kokius daiktus turiu ant stalo padėti, paskui grąžinsim. Varėnos rinktinė, Eišiškių kontrolės punktas, 10:30 min. Specialiosios paskirties užkardos pareigūnai sustabdo 3 vienas paskui kitą į Lietuvą iš Baltarusijos vykstančius automobilius. Visi 3 vairuotojai – Šalčininkų rajono gyventojai. Ponas, o turit ko nors nuleisti nuo mašinų? Kaip? Ne? Turit nieko? Ne. O padangoti? Padangas ir irgi skaitosi, kad mašina. Tai nieko nebus.
Ne? Tik šitus? Paskui. Ne, aš nežinau, bet tik klausiu, kodėl. Gali būt, gali nebūt, tik klausiu. Kilus įtarimui, kad mašinose gali būti slepiami kontrabandiniai rūkalai, visi 3 automobiliai atsidūrė čia, Purvėnų užkardos garaže, kur yra techninės sąlygos detalesniai patikrai. Ir štai, pirmajame rate jau matyti paslėptas nelegalus krovinys. Į moteriškas pėdkelnes sukištos baltarusiškos cigaretės. Tai žinok, pilnai čia. Labai neskubėkit, reikia pofotkinti. Jie įpatinoje. Ne, reikia kiekvienam. Reikia tebulainą, kažką nebegimfotkinti. Visi pirmojo automobilio ratai tarsi kokie kalėdinė žąsis. Pilnutėliai kontrabandinių cigarečių Minsk Super Slim. Negi ir antrojoje mašinoje pasieniečių laukia tokia pati dovanėlė. Negi nenusileidžiam. Nusileidžiam. Taip, oro, pridėta cigarečių, ko gero. Antrajame automobilyje tas pats. Visi ratai grūste prigrūsti cigarečių. Tikrinamas paskutinis automobilis. Negali būti ir čia tas pats. Išmontavus mašinų ratus paaiškėjo, kad visų 3 automobilių padangose buvo slepiami kontrabandiniai rūkalai. Iš viso Šalčininkų rajono gyventojai gabeno beveik 4000 pakelių cigarečių. Už tokį pažeidimą jiems grėsia baudos iki 6000 eurų bei transporto priemonių konfiskavimas. Vilniaus rinktinė, Kenos užkardos teritorija 12 valanda. Patruliuodami Kalvelių kaime, pasieniečiai pastebi iš garažų masyvų išvažiuojantį automobilį. Mašina purvina ir apdaužyta. Pareigūnams iš karto kyla įtarimas, kad ši transporto priemonė gali būti naudojama kontrabandai gabenti. Draudimo neturi? Draudimo neturi? Ko jis filmuoja dabar? Žinokit, čia viešoji vieta. Taip, čia yra viešoji vieta ir nėra draudžiama pagal statymą filmuoti žmonės. Tai tu turi draudimą ar ne? Neturi draudimo? Turi? Ai? Ai, neturi lapelį, bet apsidraudęs, ne? Gerai. Išregistruota. Trečią mėnesį kažkokią dieną. Tai teks palaukti tada ekipažą, kol atvažiuos. Gerai? Vairuotojas pasieniečiams gerai žinomas, ne kartą baustas už kontrabandos gabenimą. Šis pilietis neturi vairuotojo pažymėjimo, nes netaip seniai jį pragėrė, o automobilis išregistruotas. Dažniausiai būtent tokiamis išregistruotomis mašinomis ir naudojasi nusikaltėliai. Mums žinomas, prieš tai buvo nekartą baustas ir pagal mūsų straipsnius, su pasieniekas susiję, ir pagal policijos turi nemažai pažeidimo. Mašina pasirodė mums įtartina, kadangi mašina galimai su tą transporto priemonę gabena kontrabandą, nes jinai pritaikyta gabenimui. Pasieniečiai iškviečia policijos pareigūnus. Čia Kalvelėse važiuojant link Šumsko stovim čia. Tikrinom turi prie savęs, neturi, bet taip turi, tai nežinau. Gerai, tada ačiū. Kaip vežas nežinau, už pusvalandžio kažkur atvažiuos, nes į Lavoriškės. Kai atvažiuos, tada su forminus galėsit vykti toliau. Laukit pagal kas mašiną. Netrukus atvyksta ir policijos pareigūnai. Nefilmuokit manęs, gerai? Nežinau. Neturi teisės, man atrodo. Prašau? Neturi teisės, man atrodo. Kodėl iš turiu? Aš nesutinku, kad jūs filmuokit. Tai yra vieša vieta, aš turiu teisę jūs filmuoti. O aš viešas žmogus. Viešas jūs žmogus? Jo. Viešas žmogus jūs, ne? Filmuok. Tai filmuok, kaip iš čia. Nevartojate alkoholį? Dabar žiūrim, ar jisai jam laikė ar ne. Teismai, tik tai ir teismai.
Būna žmonėm, jeigu nenori. Teismas jau kviečia į kitą. Ir po to iš policijos pareigūnų sužinojom, kad vairuotojo pažymėjimas laikinai pasiatimtas dėl to, kad jisai vairavo neblaivus. Asmuo perduotas policijai, atvykęs policijos ekipažas surašė protokolą ir skiras baudą. Vilniaus rinktinė. Medininkų pasienio kontrolės punktas 11 valanda. Medininkų pasienio kontrolės postas. Pro šią vietą kasdien į mūsų šalį važiuoja šimtai Baltarusijos piliečių. Dažniausiai kaimyninės šalies gyventojai pateikia tvarkingus dokumentus, tačiau pasitaiko visko. Kartais į Lietuvą užsieniečiai mėgina prasmukti su suklastotais asmens tapatybės dokumentais ar vogtais automobiliais. Štai kad ir šis Baltarusijos pilietis į mūsų šalį nebuvo įleistas. Įdomu, kodėl. У вас техосмотра нет для машины? Пока нет. А как, вы не прошли, из-за чего его нет? У нас даются месяц. Без прохождения. Как вот когда машина ставишь на вопрос. Ну, по этой причине вы здесь, потому что для пребывания в Евросоюз досмотр должен быть, как и страховка, виза и так далее. Вас оформим, будет официальный вам запуск, сейчас объясню, что и как, и тогда поедете обратно. Что это мне делать? Ничего, пока обождите. Baltarusio automobilis, kuriuo jis norėjo patekti į Lietuvą, neturi techninės apžiūros talono. Тогда же сегодня можете подъезжать, если у вас будет техосмотр. Нигде сегодня потом нельзя, Ну, там у вас по-другому. С другой машиной можете подъезжать. Если есть возможность у вас. С другой сегодня В этот момент мы вас развернули за машиной, потому что нету техосмотра. Baltarusiui teko gręžtis ir važiuoti namo tvarkytis dokumentų. Reikalavimas turėti techninės apžiūros taloną galioja ne tik toms mašinoms, kurios važinėja Lietuvos teritorijoje, bet ir visiems automobiliams, kuriais norima patekti į mūsų šalį. Pasieniečių filmuota medžiaga. Pasieniečių stebėjimo kameromis užfiksuoti įžūlių kontrabandininkų veiksmai ir ko tik nesugalvoja nusikaltėliai siekdami į mūsų šalį atgabenti kuo daugiau nelegalių rūkalų. O dabar dėmesio. Pasieniečių vaizdo stebėjimo kameros fiksuoja kontrabandininkų veiksmus. Šiame vaizde matome įžūlų cigarečių gabenimą. 3 kontrabandininkai vidury baltos dienos, niekiek nesislapstydami per sieną su Baltarusija, permeta dėžes su kaip įtariama kontrabandiniais rūkalais ir sprunka į mūsų šalies gilumą. O štai šiame pasieniečių termovizorinėmis kameromis nufilmuotame vaizde matome organizuotą grupinio kontrabandos gabenimo schemą. Nusikaltėliai išsirikiavę vorele vienas kitam perduoda dėžes su kontrabandinėm cigaretėm. Permetė visą krovinį į Lietuvos pusę, kontrabandininkai skubiai pasišalina. Tokios operacijos skiriamasis bruožas greitis ir dar kartą greitis. Ir suprantama kodėl. Didelio masto operacijose, kuriuose dalyvauja 10 nusikaltėlių, gabenami itin dideli cigarečių kiekiai už 100 000 eurų. Kai pasieniečiai demaskuoja tokio masto operacijas, nusikaltėliai patiria itin didelius nuostolius. Į juodąją rinką kontrabandinės cigaretės patenka ir tokiu būdu. Matome Merkio upėje nufilmuotus vyrus naro kostiumais. Ichtiandrais arba žmonėmis amfibijomis pagal garsų filmą praminti nusikaltėliai cigaretes į Lietuvą gabena ir vandens telkiniais. Nepaisydami šalčio, tamsos ir galimybės paprasčiausiai nuskesti, ichtiandrai plukdo cigaretes ir tikisi, kad jų nesučiups. Mat vandenyje nusikaltėlių pėdsakų negali aptikti pasieniečių šunys.
Be to vandeniu vienas ichtiandras gali plukdyti net ir keliasdešimtis cigarečių pilnų dėžių. Bet štai nuo vaizdo kamerų taip lengvai nepasislėpsi. O čia dar vienų super įžūlių kontrabandininkų pavyzdys. Susikrovę cigaretes į dar tarybinius laikus menantį automobilį VAZ, nusikaltėliai sprunka kuo toliau nuo sienos. Tačiau netoli ten nuvažiavo. Už keletos kilometrų jų jau laukė Lietuvos pasieniečių pasala. O kasgi čia? Negali būti. Diplomatiniais numeriais pažymėtas automobilis pilnutėlis kontrabandinių cigarečių. Pro budres Lietuvos valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų akis nepraslysta net ir tokie neliečiamieji. Visi šiuose vaizduose užfiksuoti nusikaltėliai buvo pagauti ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn.